his presentation. We will switch directly to Mika, who can comment on the presentation. Ar kada nors bandėte įsivaizduoti, ką žmonės veikia kitapus ekrano tuo met, kai jūs skaitote nuotolinį pranešimą? Tikriausiai taip. Jei norite įsitikinti, ar jūsų vaizduotė neapgavo, praverkite Lietuvos edukologijos universiteto profesinių kompetencijų tobulinimo instituto duris. Būtent čia nuo 2014 metų lapkričio iki 2015 kovo turite galimybę ne tik individualiai, bet ir grupėmis dalyvauti nuotolinėje Europos politikos tinklo mokyklų lyderystės klausimais konferencijoje. Pranešėjai dalijasi naujausių tyrimų įžvalgomis, sėkmingomis švietimo praktikomis. Nuotolinės konferencijos dalyviai nejučiomis pradeda intelektualinę kelionę į Švediją, Suomiją, Nyderlandus, Vengriją, Latviją, Jungtinę karalystę, Austriją, Vokietiją, Slovėniją, Daniją. Taip keliaudami, save praturtinate idėjų ir praktikų įvairovę, atrandate švietimo sistemų, kultūrų, kurios yra kitokios ir kitaip. O tai galimybė iš naujo pažvelgti į viską, kas mums įprasta. Taip keliaudami galite kelti klausimus, abejoti, ieškoti. Europos politikos tinklo mokyklų lyderystės klausimais organizuojamos veiklos – tai tarsi intelektualinis žaidimas, kuris įtraukia. Čia nelieka abejingų.